Eteryje laida Polis ant kalvos. Sveiki, brangus XFM radio stoties klausytojai, laidą veda Ričardas Garuolis ir šiandien mūsų pašnekovas biotechnologijų mokslų daktaras, Žemės ūkio rūmų pirmininkas, pats ūkininkas Arūnas Svitojus. Sveiki. Sveiki. Na ir pakalbėkim apie žemės ūkio perspektyvas, kas mūsų laukia. Šiaip pasigirsta balsų, kad reikia riboti žmonijos skaičių, nes mes tuoj neturėsim iš ko maitinti. Jau nuo senų laikų tos visokios teorijos vyksta, kad reikia karais ten sumažinti, dabar gimstamumą mažinti ragina. Tai kaip ten iš tikrųjų yra su tuo maistu? Kada čia mes pradėsim mirti badu? Taip, iš tiesų žmogus kuria technologijas, kad badu mes nemirsime ir tų žmonių augimas jisai, kad ir kiek augs, sugebės pagaminti tiek maisto produktų, tačiau visa planeta yra susijusi, visi esame bendras kūnas ir žmonės, ir vandenys, ir biovairovės gamta, turime gyventi kartu, suderintai, subalansuotai ir tai yra turbūt pagrindinis tikslas. Dabar kalbant šiai dienai, kad šiandien maisto produktų mes maisto pagaminame daug daugiau nei kad turime gyventojų. Turim gyventojų 8 milijardus, o maisto, skaičiuojant pagal Jungtinių tautų paskaičiavimą, mes pagaminam 10 milijardų gyventojų. Vadinasi, 2 milijardais žmonių mes pagaminam produktą, o kur tas produktas? Iš tiesų tai apie 20% produkcijos mes iššvaistome, išmetame ir jo tiek nereikia gaminti. Turim tiesiog galvoti apie maisto produktų nešvaistymą ir tausojant į tą naudojimą. Gyventojų skaičius buvo prognozuota, kad gali netgi pasiekti 12-15 milijardų gyventojų. Tie skaičiai rodė labai didelį greitą augimą, tačiau tas augimas lėtėja. Jis jau yra dabar ženkliai sulėtėjęs ir ilgose prognozėse matosi, kad mes 10 milijardų žmonių tikrai neperkopsim, nes tai bus per didelė koncentracija, neturėtų užtekti ir žemės, bet tai yra tam tikri algoritmai, kurie skaičiuoja vizijas, perspektyvas, tai yra strategijos 20 metų, tam tikri paskaičiavimai 50 metų, yra skaičiavimai jau gilesni iki 100 metų, aš tokių nesuprantu, kur yra paskaičiavimai duoti su resursais ir žmonėmis iki 2300, iki 2500 metų yra grupė žmonių, kurie mato, kiek žemėje resursų bus, kokios tendencijos, kokie parametrai. Lengva tą visą daryti, kadangi tu matai, kiek gelmėse yra naftos, kiek yra metano, kiek kitų atsargų, kokie yra periodai klimato pasikeitimo ir kiti klausimai. Bet kokiu atveju žmogus įtakoja žemės klimato pasikeitimą ir ypatingai tos gyvosios gamtos biologinės įvairovės keitimus, kuriuos mes turime saugoti. Ir paskutiniu metu žmonės koncentruojasi į tai galbūt piliečiai labiau, kad pusė žemės mes turim atiduoti gamtai ir pusė žemės mes turim pasilikti žmogui, kad būtų pusiausvyra, kad žemė galėtų pati gyvuoti ir gamta, ir žmonės taip pat galėtų pilnai gyvuoti. Tačiau svarbus momentas žmonėms yra maistas. Maistas, kurį gamina ūkininkai, ūkininkų šeimos, jos gali gyventi, mes galim vartoti labai gerą, sveiką, ekologinį maistą ir patys išgyventi ir neteršti pesticidais, chemiją, tokiais herbicidais tos žemės, kurie naikina viską ir taip pat sukelia blogus susirgimus patiems žmonėms. Tai šiuo atveju ieškoma naujų technologijų, kad tą žemę galėtum dirbti tausojant sveikatą ir sveikatą aplinkos. Dabar dažnai keliamas klausimas, kodėl atsiranda dirbtinis maistas. Mes kol kas nesusiduriam labai kasdien, bet žiūrint į tendencijas, kas gali vykti, tai imkime paskutinių 10 metų mokslo pasiekimus, tą visą transformaciją, kuri vyksta pasaulyje, tai turbūt labiausiai besikeičiančios yra
kompiuterinės technologijos, IT technologijos ir biotechnologijos, kurios įgalina keisti, transformuoti mūsų patį gyvenimą. Tai skaitmenimas ir tas dirbtinis intelektas iš tikrųjų daro didelį proveržį, bet lygiai greičiai su tuo mes turime didelį proveržį ir biotechnologijų, naujų preparatų kūrimas, naujų vakcinų, naujų virusų atsiradimas. Ir tai paliečia taip pat ir maistą, nes maistas taip pat gali būti sukurtas dirbtinai. Didelės korporacijos dirba labai intensyviai, kuriant naują maistą ir mes matom jau pieno produktus įvairiausius, tiksliau ne pieno produktus, o pieno pakaitalus, mėsos pakaitalus, kiaušinius sukurtus laboratorijose dirbtinom sąlygom ir netgi aš čia eidamas užėjau į parduotuvę pasižiūrėti, koks yra pienas, bet pusė tiek yra pieno pakaitalai, tai yra avižų gėrimas, kokoso, migdolų, sojos gėrimas, jie anksčiau vadino pieno, bet tai ES buvo priimti tam tikri pataisimai, kad pienas, jeigu ne pienas, jis negali vadintis originaliu pavadinimu, nes buvo sojų pienas, buvo kokosų pienas, buvo įvairūs kiti pienai, tai pagal ES priimtus reglamentus šitie produktai negali vadintis pienu, bet mes jau turime pakaitalus, turime kokoso ir sojos tam tikrą mišinį, kuris atstoja pieną ir daugelis žmonių, ypatingai sergant alerginėmis ligomis, netoleruojant laktozės, nes naudojant daug, ypatingai vaikam, cheminių junginių, vartojant neekologinį maistą, didėja alergija įvairiem netoleruotiniem baltymam, kaip laktozei. Tai nemažai pieno paties yra gaminama be laktozės, kad žmogus galėtų jį normaliai suvirškinti, tačiau tie baltymai gali būti sunkiau virškinami ir tampa mada gerti ne natūralų pieną, o naudoti jau atitinkamus alternatyvius pakaitalus. Tai pieno pakaitalų mes matome parduotuvėse jau kartais net 50%, vos ne pusė tiek pakaitalų. Ačiū. Pokalbį pratęsim po muzikinės pertraukėlės. XFM. Klausau ir gyvenu. Eteryje laida Polis ant kalvos. Tęsime pokalbį su biotechnologijos mokslo daktaru, Žemės ūkio rūmų pirmininku Arūnu Svitojumi ir kalbamės apie žemės ūkio ateities perspektyvas. Ir mūsų pašnekovas minėjo, kad plinta dirbtinis maistas, ten, tarkim, sojų gėrimas, avižų gėrimas kaip pienas, dabar jau tiesa vadinti nebegalima jo pieno pagal ES direktyvas, bet čia gal nėra blogai, kaip jūs manot? Be abejo, tai yra maistiniai pakaitalai, kurie sudaro tam tikras sąlygas, kažkiek tai gali keistis, bet daugelis žmonių turi kaip ir nuo gimimo vartoti ir natūralų pieną, nes natūralus pienas, jisai turi kalcio, turi tam tikrų priedų, kur mums reikalinga pačiam kūnui, mums reikalinga kaip natūraliai vaikas gimęs geria pieną, taip ir mums reikia ir sūrio, kad kaulai stiprėtų, reikia kitų priedų, bet gaminama vis daugiau kaip kiaušinio milteliai laboratoriniai. Ir aš manau, kad restoranuose, viešbučiuose per pusryčius tu gauni kažkokią tai kiaušinienę, bet tu, kad pradėjo abejoti, tai buvo tikrai iš kiaušinių pagaminta, ar kiaušinių miltelių, ar tai buvo pagaminta dirbtinių kiaušinių padarytų kažkur tai Kinijoje. O kaip čia galima dirbtinį kiaušinį pagaminti? Sujungi baltymus tam tikrus, įdedi spalvą, tu pabandykite kiaušinį, kai valgai, tai tysta baltymai, tas geltonas trinys, jisai yra kitoks, kai valgai omletą iš miltelių, tu nepamatysi kažkokių tai atskirtų tokių dalykų. Tai palaukit, tuos baltymus iš kažko pagamina ar sukuria dirbtinai iš naftos? Jos naftos ar kitų produktų, galėjo augalinių produktų kurti. Tai kiaušinis gal suprantamesnis dalykas, bet jeigu laboratorijose spausdina mėsą,
kaip mes matome, gali spausdinti iš plasmasės bet kokius daiktus, taip gali spausdinti ir kepsnius iš mėsos laboratorijoje, lašinukų sluoksnis raumens, ir tu gauni kokį tai ir faršą, mėsos pakaitalo, kur nėra mėsos, bet jį padarai panašiai tokį produktą. Tik ir skonis panašus? Taip, ir skonis panašus, ir tos maistinės sąlygos atitinka. Tai šiandienai kol kas dirbtinis maistas mus džiugina, kad jis neatitinka tos kokybės kaip natūralus maistas. Pavyzdžiui, mėsoje kol kas nėra geležies, nėra nepakeičiamų amino rūgščių. Šitoj dirbtiniai. Taip, dirbtiniam produkte dar tų trūksta. Tačiau mokslas vystosi taip greitai, kad aš manau, kad po 4-5 metų mes turėsime netgi pakaitalą atitinkantį ir mėsai. Jis kainuos brangiau, tačiau mes jau turėsim tą pakaitalą. Ir manoma, kad dabar kalbėjimas tokių nepriklausomų žmonių, kad reikia mažinti gyvulių skaičių, kad karvės teršia gamtą savo išmetamų metanų, kad sukuria ozono skylės, kad reikia nežudyti gyvūnų. Tai yra tų korporacijų užsakymai, nes jeigu mes neauginsime gyvūnų, vadinasi, korporacijos turės galimybę gaminti daugiau dirbtinio maisto ir žmogui pateikti. Be abejo, žmogus išgyvens, bet turės tokį natūraliai sukurtą, tiesiog mes kaip komplekse būsim auginami, maitinami, galima grubiai pasakyti, net šeriami kažkokiais tai produktais, be didelio malonumo ir auginami kaip kokia tai masė, biomasė reikalinga darbo rinkai žmonių. Tai supratau, tai tie, kur veganizmą skatina, tai dažnai už to stovi tos korporacijos, kur gamina tą dirbtinį maistą. Jo, dirbtinį maistą negamina ūkininkas, gamina korporacija, kuri turi patentus, kuri sukuria tam tikras technologijas, pagaminti kiaušiniui ar pagaminti kumpiui, jautienos ar kiaulienos kumpiui, kurį teiks toliau į rinką, jei nebus konkurencijos iš natūralaus maisto. Tai šiuo atveju tyrimų vyksta vis daugiau ir mokslo tyrimai keliauja palyginti ir kaip tiesiog tas dirbtinį maistą pritraukti prie natūralaus maisto produktų. Tai tas perversmas technologijose, IT ir biotechnologijose yra labai ženklus per 2-3 paskutinius metus. Tenka būti konferencijose, kur matom, kad jau 10% mokslo tyrimų vyksta vabzdžių auginimo technologijose. Tai ne tik tai skėriai, tai yra Black American Flies, tai tokios Amerikos juodosios musės, kurių lervas augina, kur daro genetinius tyrimus, netgi lervom bando prisiūti dantis, kad jos greičiau augtų ir galėtų daugintis. Jų skaičiuotuvai lervų, kad suskaičiuotum, kiek ten milijonų gauni. Tai neseniai priimti net ES ir Lietuvoje aprobuojami įstatymai, kad jau mūsų maiste gali atsirasti vabzdžių miltų, vabzdžių pakaitalų, tačiau ten turėtų būti tik tai pažymėta, kad jų yra. Tai mes jau net sakom, kad jų neturi būti, jau jie pakaitalai keliauja į mūsų maistą. Vabzdžiai, lervos, įvairūs iš tikrųjų kirminukai. Tas vėlgi skatina mažinti auginamų natūralių gyvūnų skaičių ir didinti tų laboratoriniams sąlygom išaugintų kitų produktų. Ačiū. Pokalbį pratęsim po muzikinės pertraukėlės. XFM. Radijas gyvenimui. Eteryje laida Polis ant kalvos. Tęsime pokalbį su biotechnologijos mokslo daktaru, Žemės ūkio rūmų pirmininku Arūnu Svitojumi ir kalbamės apie jau ne tik apie žemės ūkio ateitį, bet ir apie mūsų maisto ateitį, nes pašnekovas minėjo, kad biotechnologijos šiuo metu per pastaruosius 2-3 metus padarė tokį didelį perversmą, proveržį, kurio mes dar nematom, kad jau gaminama mėsa, kuri skoniu nebesiskiria nuo mėsos, nors aišku vidinės dar savybės ten trūksta, kai kurių ten ir mineralų, ir vitaminų galbūt, bet pagaminta iš dirbtinio baltymo. Dabar minėjo, kad naudojamos laboratorijos jau vyksta labai rimti tyrimai iš vabzdžių gaminti baltymus ir tie vabzdžiai genetiškai modifikuojami.
kaip sakė, ten net dantis kažkokiam musytėm pridaro, kad greičiau veistusi. Tai dėl tų genetiškai modifikuotų produktų, tai kaip ir čia visuomenė žino ir susirūpinusi, ir aš kiek žinau, ES dar kažkiek riboja tą genetiškai modifikuotą maistą dėl neaiškių galimų pasiekmių, ten kaip jie ten veiks, ar alergijas, ar dar kažką. O jūs kaip manot su tom, kur čia va tas kryptis, ar nebus, kad čia paskui mes, taip sakant, valgysim tik dirbtinį, o to natūralaus nebebus. Tiesiog. Taip, tai čia yra vartotojo pasirinkimas, bet vartotojas po biškelį yra pratinamas prie tos minties, kad, žinai, ateina tas produktas, nieko nesiskiria ir tu gerai laimingai gyvensi. Bet genetiškai modifikuotas produktas, arba GMO, kaip vadindama, jis padarė perversmą bet kokiu atveju maitinime, užtikrinant pasaulio maitinimą, nes įdėjus tam tikrus genus sojai, kukurūzams, derliai padidėjo, gali didinti atsparumą, produktyvumą tų kultūrų, augalininkystės kultūrų. Lietuvoje bet kokiu atveju mes įstatymais dar neleidžiame įveisti genetiškai modifikuotų augalinių produktų, bet vyksta moksliniai tyrimai ir korporacijų tyrimai ir nauji atradimai, kad genetiškai modifikuoti gali ne tik augalinius, bet ir gyvulinius kilmės tos produktus, ir, kaip sakom, dabar daug darbo įdedama į vabzdžių naujas technologijas, ir šiuo atveju ieškoma būdų, kaip daugiau gauti storesnių, sakykime, lervų, kurios bus riebesnės, kuriuose bus daugiau baltymų, kad jas galėtum tą pašarą panaudoti kitur. Kol kas labai populiaru naudoti žuvininkystės ūkiuose iš vabzdžių sukurtą maisto papildą paukščių ūkiuose. Tačiau vis daugiau mes matome prekystaliuose, kad tie ypač skorpionai ar įvairūs skėriai kitur jau tampa populiaresni netgi kaip mada ir ne pas vieną namų ūkį Lietuvoje. Bet Lietuva šiuo atveju turi tam tikrą perspektyvą, nes vartotojai taip pat bus turtingi vartotojai, kuris norės gero, sveiko, skanaus maisto. Lietuva to pasižymė. Lietuva turi išlaikyti savo tendenciją kaip žalia, švari šalis, gaminanti labai gerą, kokybišką produktą, ir tai mūsų yra tam tikras išskirtinumas pasaulio rinkos ekonomikose. Mes neturim tiek daug žmonių, kad mums trūktų maisto. Lietuvoje niekad nebuvo bado, niekad netrūko gerimo vandens, ko trūksta pasaulyje, vis didesnė problema sudaro. Mes turėtume žinoti pasaulio vystymosi tendencijas, atsispirti prie įvairius tokius korporacijų spaudimus, kad jūs, žinai, mažinkit gyvulius, nes karvės užterš orą. Turime ieškoti kitų būdų, kaip įrodyti, kad karvės yra reikalingos dėl maisto, dėl pieno, dėl įvairių produktų. Ir tas oras, metanas išskiriamas iš karvių, jis gali būti suvartojamas ir gaminama elektra arba šildymas. Vokietijoje vokiečiai parėmė ūkininkus ir pastatė 8,000 ūkininkų fermose bio jėgainės, kurios gamina elektrą. Karvių dujos yra surenkamos į kupolus, į ten gaminama elektrą, ir vokiečiai šiandien uždarė 3 atominės elektrinės dėka karvių, kurios pagamino pakankamai elektros. Ir daugelis ūkininkų sako, žinot, mes karvės auginam dėl elektros, o pienas yra kaip papildoma pajama iš tos gaunamos produkcijos. Taip, kad turim ieškoti naujų, modernesnių, inovatyvesnių, preciziškai inovatyvių technologijų, gerinant savo ūkį, atsispiriant prieš korporacijų spaudimą, kad mažinkim karvių skaičių, mažinkim kiaulių skaičių, mažinkim kailinių žvėrelių skaičių, nes tai kažkas pasakė, kad yra negerai. Kaip klimatui pavojus, žodžiu, šildo ir galų gale, taip sakant, mūsų ateitis, nuo klimato, taip teigia, nuo klimato. Taip, tai yra teigiama, tai turi turėti ir savo protą, turi būti pastoviai nepriklausomi moksliniai tyrimai, kad tu galėtum pasakyti, kas kenkia, kas nekenkia, ir ieškoti naujų technologijų, kas tikrai sumažins tą pavojų.
Ačiū. Pokalbį pratęsim po muzikinės pertraukėlės. XFM. Radijas gyvenimui. Eteryje laida Polis ant kalvos. Tęsime pokalbį su biotechnologijos mokslo daktaru, Žemės ūkio rūmų pirmininku Arūnu Svitojumi ir mes kalbamės, kad stambiosios korporacijos, kurdamos maisto pakaitalus, ragindamos nevalgyti tų natūralių maisto produktų ir mėsos, aišku, pirmiausia, ir galbūt ir pieno produktų, nes jie turi interesą parduoti savo tą dirbtinį maistą, spaudžia visuomeninę nuomonę, keisti savo įpročius, bet konfliktų turbūt nėra tokių. Ar vienas mūsų pašnekovas minėjo Olandijoje, kad ten irgi, kad pradėjo spausti ūkininkus parduoti žemę ten stambiom korporacijom. Ar girdėjo tokia, kas ten buvo? Tai iš tikrųjų Olandijoje sudaroma visuomenė nuomonė, kad reikia mažinti gyvulių, kad reikia mažinti žemės ūkio, kad reikia net 30-70% sumažinti intensyvumą ir gyvulių skaičių. Ir turim tiesiog galvoti plačiau, dėl ko tai vyksta, nes Olandijos žemės nėra daug, žemė labai brangi, ūkininkai jos neparduoda, o korporacijom reikia statybos. Reikia plėsti industriją, reikia statybos, o to žemės negali gauti, kadangi miestai taip jau įsiplėtė. Reikia gauti tą žemę atkovoti iš ūkininkų. Statyboms reikia statyti vėjo jėgainės, elektros jėgainės, kad gautum daugiau energetinių resursų. Ir šiuo atveju, kad ūkininkai atpalaiduotų žemę, aišku, juos lengviausia prispausti, kad jie turėtų sumažinti gyvulių, žemės ūkio ir būtų priversti atsisakyti savo ūkių. Ūkiai pasidaro nebepelningi, nes apribojimai atsiranda. Apribojimai daug įveda tau visokių priedų. Ūkininkas sako, aš negaliu kitaip gyventi, nes man čia pavojai, čia visokie draudimai ir kontrolės ir kai kurie ūkininkai net laiko ir traukiasi. Tai per praeitus rinkimus šiais metais įvykusius Olandijoje susikūrė nauja ūkininkų sąjunga, į kurią ėjo iš tiesų ne tiek daug ūkininkų, kiek daug ėjo taip Olandijos piliečių, kurie palaikė ūkininkų sąjungą, nes pamatė, kad yra per didelis spaudimas ūkininkams. Ūkininkai dėl visko kalti, dėl klimato kaitos, dėl žalimo, dėl biovairovės žlugdymo. Nors tikras ūkininkas stengiasi išlaikyti pas save ūkyje, saugo, tausotą gamtą, kadangi ta gamta bus toliau jo vaikų, jo anūkų prižiūrima. Ir ūkininkų visuomenė išrinko partiją ūkininkų, kuri laimėjo rinkimus. Tai matosi, kad tas indėlis, kova, galima sakyti, korporacijų, tos visuomenės nuomonės formavimo, kad čia ūkininkai žlugdo visą planetą, jis persisuko šiek tiek į kitą pusę. Šiek tiek atsitraukite nuo ūkininkų, palikite juos ramybėje, nes reikia norite valgyti, norite skaniai, norite nebrangiai maitintis, norite sveikai maitintis, bet jam sudarykite tam ūkininkui taip pat sąlygas gyventi ir dirbti. Tai žiūrėkit, kaip ūkininkai gali tą žemės, tą biovairovę palaikyti. Tai yra ta taip vadinama žiedinė ekonomika, jūs truputį minėjot, kad ten, žodžiu, iš mėšlo gamina ten trąšas arba ten gamina ten kažkokią elektrą. Ten kažkoks ciklas yra, ar čia yra, taip sakant, tik mano tokie neprofesionalūs, taip sakant, pastebėjimai žiniasklaidos? Iš tiesų, mūsų seneliai, proseneliai naudojo tą iš tikrųjų tvarų ūkininkavimo tvarką ir jie nevadino tais mandriais žodžiais žiedinės ekonomikos ar tvarios ekonomikos, uždaro ciklo ekonomikos, uždaro ciklo žemės ūkis. Jie tiesiog matė, kad per 100 metų, per 1000 metų tai yra naudinga ir žemė, ūkiui, ir šeimai. Ir tai pačiai valstybė, aišku, naudingi dalykai yra. Dabar mes sukurdami naujus žodžius, tiesiog grįžtam prie tų tiesų, kad uždaro ciklo ar žiedinė ekonomika, kada tu laikai gyvulius ir treši žemę, nes žemė reikia trąšų, ne taip į smėlį pabarstyti miltelių. Tu gamini gerą produktą, augini gyvulius, žemė vėl naši duoda tau pakankamai ir žolės, ir grūdų, ir kitų produktų. Tai mes grįžtume prie tų
seniai pamirštų tiesų ir vėl norime išlaikyti tvarų žemės ūkį, kuris gamintų gerą efektyvų produktą ir saugotų tą pačią žemę. Ir Lietuva iš tiesų turi tas išlaikyti tradicijas ir mūsų politikai stengtis priimti sprendimus, kad išliktų ir būtų skatinamas šeimos ūkis, jaunas ūkis ir nestambus, nedidelis ūkis, o tiesiog tvarus, atsparus ūkis, kurį jau šiandien keičia tokie nauji terminai, kad ūkis turi būti atsparus ir tom karo sąlygom, nes jeigu tai bus atėjusi didelė industrinė kompanija, kuri žiūrės tik savo pelnu, o jeigu kažkoks pavojus kyla, be abejo, jinai nesirūpins, negins tos žemės ir nesiūs žmonių, nes tų žmonių nebus kur pasiūsti ginant žemę ar kraštą. Tai tvarus ir atsparus ūkis išlieka toks vidutinio dydžio, kaip ir visoje Europoje, šeimos ūkis, kuris serga už tas problemas ir kuris saugo ir biovairovę aplinkui save, gamina sveiką produktą ir aišku, rinkoje jis turi didesnį prioritetą, nes žmonės vis tiek pasaulyje supras, kad nori gero produkto, saugaus produkto, sveiko ir skanaus produkto. Tai perspektyva Lietuvos šitoje atveju yra, tiesiog tie patys ūkininkai, tas pats kaimas, tie patys mūsų valdžios žmonės turi ieškoti bendro balanso, kad išlaikytų labai teigiamą perspektyvą. Tai kaip Jūs manot, koks Lietuvoje toks šeimos ūkis optimaliausias, kiek hektarų dirbamo žemės? Aš manau, kad neturi ūkis viršyti 500 hektarų dirbamo žemės, nes tai yra tvarus ir tie stambūs ūkiai, kurie perkopė, jų nėra daug, perkopė tuos limitus, aš manau, kad jie vis tiek ateityje turės pasmulkėti arba bus įvestos tam tikros tvarkos, kada labai stambų industrijų ūkį neapsimokės išlaikyti. Ir tas vidutinis ūkis iš tikrųjų turės perspektyvą, bet tam turim sudaryti ir sąlygas. Ačiū. O pokalbį pratęsim po muzikinės pertraukėlės. XFM. Klausau ir gyvenu. Eteryje laida Polis ant kalvos. Tęsėme pokalbį su biotechnologijos mokslo daktaru, Žemės ūkio rūmų pirmininku Arūnu Svitomėjum ir kalbamės apie ateities perspektyvą žemės ūkyje, ką valgysim. Ir Jūs minėjot, kad šeimos ūkis ir šiaip žiedinė, taip vadinama, ar kitais, ten, kaip sakėt, protingai žodžiais vadinama, tas uždaras ciklas, žemdirbystė, jie turi perspektyvą, bet, girdisi kalbų, kad, tarkim, vabzdžiai yra būtent perspektyva žmonijos išgelbės, nes yra ir klimatą išgelbės, nes pagamint baltymų, ten, tarkim, vabaliukai, kai kurios rūšys turi daugiau negu kiauliena, ten CO2 sunaudoja mažiau, pašarų reikia daug mažiau, tai praktiškai, kaip sakant, jeigu tu esi pažangus, valgyk vabaliukus ir, pavyzdžiui, Suomijos, aš žinau, sostinė Helsinki jau netgi uždraudė mėsos patiekalus ir valdybės renginiuose pateikti, tik tai galima arba vabaliukus, arba vegetarišką kokią maistą. Kaip Jūs manot, gal tikrai Jūs čia klystat? Iš tikrųjų, kas kaip pateikia, nes tu mokslininkai gali pateikti tą pačią teoriją ir kaip labai gerą, ir kaip labai blogą. Po šiai dienai mokslininkai nesutarė, kas veikia labiausiai klimato kaitą. Yra įvairių teorijų, įvairių paskaičiavimų, įvairių interpretacijų, bet kokią atveju mes turėtume turėti ir savo supratimą, savo protą, mąstymą, kad galėtume atrinkti iš tos informacijos savo nuomonę. Nes informacijų dažniausiai turi atmesti 90% tos informacijos, kurie ateina ypatingai karo atveju, kai sako, iš vis išsakyta tiesa, tai yra kenksmingas dalykas, dėl to visi stengiasi dar daugiau apgaudinėti kaip priešininką, bet ir pačioj informacijų yra labai daug tendencijų ir to vietoje reikia iš tiesų atsirinkinėti. Tai kalbant apie iš vabzdžių gaminamą maistą, tai žmonės šimtus metų vystėsi
ir maistas buvo įvairus. Nesimaitino vien tik vabzdžiais ir mūsų skrandis nėra pritaikytas virškinti chitiną arba sparnelius vabzdžių. Galbūt paukščiai gali savo gūžyje suvirškinti labiau ir skrandyje perdirbti, bet keli elementai jie nepakenks. Bet kokiu atveju žmogus yra tokia socialinė labiau būtybė, kuri ne tik tai užkiša savo skrandį kaip šiukšlių dėžę įvairiais maisto produktais, žmogus gyvena tam, kad jis turėtų tam tikrus pomėgius, džiaugsmą, valgydamas maistą, būtų ta maiste kūryba, nes didelė dalis to maisto yra pusė, kad jis maitina, o kita pusė sukelia tam tikrą pasitenkinimą ir grožinėm, kultūrinėm ir kitom savybėm. Taip kad priedai jie gali būti, bet aš manau ateityje mes nesimaitinsime kaip kosmonautai tik tai kapsulėmis arba tyrelėmis, žmogus kaip vartotojas ieškos tos būtinybės geresnio produkto. Manau, kad žmonių skaičius pasaulyje vis tiek lėtės jo augimas, galbūt atsiras kai kuriuose šalyse tam tikros reguliacijos, nes matom, kad Kinijoje netgi prasidėjo mažėjimas gyventojų skaičių, žmonės lavėja ir nuo to lavėjimo, įsimokslinimo kaip ir Europoje žmonių skaičius jisai balansuojasi ir netgi mažėja. Tai mes turėtume didesnį indėlį dėti į kitų šalių, savo, į kitų šalių tą sąmoningumo, išsilavinimo lygio kilimą ir bendro subalansuoto su visu pasaulio vystymosi tokių įžvalgų numatymą. Na tai tokią optimistinę gaidą galima ir baigti. Ir va čia aš radau tokią citatą iš Biblijos. Dievas palaimino žmonės ir tarė: būkite vaisingi, dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją, viešpataukite jūros žuvims, padangių paukščiams, kiekvienam gyvam padoriui, kuris kruta žemėje. Tai žodžiu, kaip suprantam, Dievas mums aprūpins ir maistu ir žodžiu, nereikia bijot to bado, kad daug gyventojų, žodžiu, gali būti per daug žemėje ir žodžiu, mūsų, taip sakant, nėra taip jau ta pasaulio pabaiga arti, kaip čia kai kurie, taip sakant, žiniasklaidos žurnalistai rašo. Taip. Kalbėjome su biotechnologijos mokslo daktaru, Žemės ūkio rūmų pirmininku Arūnu Svitojumi, kuris yra ir ūkininkas. Laidą vedė Ričardas Garuolis, o laidas Polis ant kalvos galima klausyti kiekvieną ketvirtadienį 18 val. Po vakaro žinių, laidos pakartojama kiekvieną šeštadienį 13 val. O laidos Polis ant kalvos įrašus galima rasti XFM radio stoties SoundCloud paskyroje. Sudie, brangieji. Sudie.